Jau buvo. Tikrai nepagauna minties. Bet aš nesuprantu mūsų poziciją, taip? Supranti mūsų poziciją. Jūs abudu kažką žinot, ko negalite sakyti. Tam tikros ribos, ką mes galim iškomunikuoti ir kaip mes galim iškomunikuoti. Bet ir aš ir žiūrovai. Aš tiesiog nesu... Žiūrovai, aišku, jie dabar sakys, kraujo. Vaibelis geras, visi atvažiuoja smagiai pabūti, visiems patinka, visa kita. Matomai ne tai yra esmė. Ir tai nėra kažkoks blogas dalykas, nes mes kalbam apie žmonės, kurie savanoriškai važiuoja žaisti už Lietuvos rinktinę ir tai jiems yra papildoma motivacija. Tu žinai, kad bus gera rinktinė, dėl to aš noriu važiuoti ten ir leisti mėnesį ir pusantro. Bet jau turi būti kažkoks ieškomas balansas, kad suprasti, kad mes jau kurį laiką žaidžiam dėl smagumo, bet dabar jau atėjo metas, kad mums reikia laimėti. Ir dėl to turi kažką aukoti ir lipti iš tos komforto zonos, kurios esame. Ir toks jausmas, kad tu kažko nepasakai. Nes aš tave girdžiu, ką tu sakai ir aš nesakau, kad taip nėra. Aš nežinau tikrai, ar taip yra, o tu kalbi kaip žinai. Aš nenoriu plauti triusikų. Va, tu dabar dar kartą patvirtini, kad tu kažką daugiau žinai. Kaip yra pasakyk tiesiai. Apie ką, aš nenoriu plauti triusikų. Ne man reikia plauti tos triusikus, supranti? Bet nekartinčiau aplikos, sakau, žiūrėčiau veidrodį ir klausiau savęs, ar aš esu nugalėtojas už aikštės ribų ir ar ateinu į didžiąją sceną kaip nugalėtojas. Bet ar tu galvoji, kad jie nenori būti tais nugalėtojais? Tai visi mes norime, bet ką mes darom dėl to, kad taptumėm nugalėtojais? Tai tu pasakyk mintį, aš nesuprantu, ką tu nori pasakyti. Aš tikrai laukiu to, konkretaus, kas tai yra. Taip giliai. Bet suprantate, tai labai sunku man kalbėti, aš nesuprantu, apie ką mes šnekam. Aš suprantu, Karoli, kur tu nori būti nugalėtojas? Ar tu nori būti nugalėtojas žaisdamas olimpiadoje aukščiausioje scenoje? Ar nori būti nugalėtojas, turėdamas gerą vaibelį ir aplink save daug smagių žmonių? Žiūrėkit, tai klausykit, jūs manęs negaidinkit. Aš suprantu, aš tą patį galiu pasakyti, bet duokit man konkrečius pavyzdžius. Ašgi suprantu, ką jūs šneka. Taip, ar tu nori gerai praleisti laiką rinktinėje, ar tu nori sužaisti gerą čempionatą ir patekti į olimpiadą. Taip, viskas aišku, aš tą patį galiu pasakyti. Bet kas tai yra? Reikia žinoti, jeigu pasakom A, sakom B. Gal tada be pavardžių gali pasakyti kažkaip. Nežinau dabar, kaip tai suformuluoti. Nes man labai, aš supranti, ašgi, hebra, aš čia netriumfuoju atsisėdęs, bet, jeigu norim kažkaip, tai kalbam tada, žinai, aš nesuprantu. Bet vakar daugiau buvo. Aš tikrai nepagauna minties. Bet aš nesuprantu mūsų poziciją, taip? Supranti mūsų poziciją. Jūs abudu kažką žinot, ko negalite sakyti. Tam tikros ribos, ką mes galim iškomunikuoti ir kaip mes galim iškomunikuoti. Bet ir aš ir žiūrovai. Aš tiesiog nesu... Žiūrovai, aišku, jie dabar sakys, kraujo, ir kol Tiškevičius taip kalbės, turbūt skambės, kad aš kažką ginu. Man patikėkit manim, man susikiškite į šikną savo tas gynybas. Nieko aš neginu. Aš tik tai noriu suprasti, apie ką mes šnekam. Vakar dienos rungtynės ir ypatingai turbūt trečias kėlinys, ten buvo pralaimėta šiaip trenerio atkarpa visiškai. Ašaros gal jau ir nudžiuvo, bet apmaudas vis dar išlieka. Na ką darysim? Nors, pavyzdžiui, remdamasi savo šaltinės Puerto Rike, aš pasakysiu, kad gal reikėjo tiesiog mažiau lakt prieš rungtynės ir daužyti televizorius viešbutyje. Ir čia dėja nėra mūsų scenaristų bajerius apie mažiau lakti ir raitytis. Kažkokio pykčio nebuvo, tiesiog padarėme italo disko.